Kamuolio perdavimas iš viršaus – vienas svarbiausių ir sudėtingiausių paplūdimio tinklinio žaidimo elementų, kuris neretai tampa ginčų su teisėjais priežastimi. Išmokime tai atlikti teisingai. Kojos turi būti pečių plotyje ir perdavimo metu išsitiesti taip pat, kaip atmušant kamuolį iš apačios arba į priekį. Kamuolį pasitikite šiek tiek sulenktomis rankomis apie 20 cm nuo galvos. Atkreipkite dėmesį, jog rankų nykščiai laikomi lygiagrečiai antakiams. Kamuolį leidžiama nusileisti beveik iki nosies, o riešų pagalba jis išmetamas į orą. Kamuolio užlaikymas turi būti minimalus. Tokio perdavimo metu kamuolį reikia liesti visais abiejų rankų pirštais. Nepamirškite, kad abu riešai turi išleisti kamuolį vienu metu. Negalima vienos rankos atitraukti anksčiau negu kitos. Tai laikoma klaida. Dar kartelį prisiminkime. Kojos pečių plotyje ir daromas tas pats pritupimas ir išsitiesimas, kaip atmušant kamuolį iš apačios. Kamuolį pasitikime pusiau sulenktomis rankomis ir liečiame visais pirštais, o kamuolį nusileisti leidžiame tik iki akių lygio, tuomet riešų pagalba tiesiant kojas jis išmetamas į orą. Veiksmą reikia atlikti kaip įmanoma greičiau. Kad nedarytume klaidų, svarbu ją žinoti. Kūnas atliekant padavimą iš viršaus niekada negali būti nusuktas nuo taško, į kurį yra atliekamas perdavimas, nes teisėjai tokį veiksmą fiksuoja kaip klaidą. Tad prieš perduodami kamuolį turite pasiruošti ir pasisukti reikiamą kryptimi. Taip pat įsiminkite, kad paplūdimio tinklinyje, skirtingai nei salės tinklinyje, negalima atlikti perdavimo judesyje. Tada teisėjai iš karto fiksuoja klaidą.